Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime nuostabią brokolių užkepėlę. Pradžiai pasiėmėm brokolį ir keliaujame į gatvę paklausti žmonių, ar jie mėgsta valgyti brokolius. Brokolį dedame į verdantį vandenį ir atverdame kelias minutės. Apvirtus brokolius nusausiname ir sudedame į indą. Na, o dabar pasigaminsime padažą. Į puodą dedame 50 g sviesto. Sviestas įsilydė, beriame 50 g miltų. Kelias minutės apskrudiname miltų su sviestu. Maišydami pilame pieną. Gerai viską pramaišome ir užverdame. Akimirksniu mūsų padažas ima tirštėti. Na, o dabar subersime ir sūrį. Mūsų sūris įsilydė, dabar belieka jam susidraugauti su brokoliais. Pilame ant brokolių ir viską gerai pramaišome. Nuskaniname druską ir pipirais ir dedame į kepimo indą. Paskutinis komponentas, kuris nukels šitą patiekalą į kitą planetą, tai pelėsinis sūris. Nes niekada man sūrio nebus per daug. Užkepėlė keliauja į orkaitę, 190 laipsnių temperatūroje 25 minutėm. Brokolių ir sūrio vestuvės įvyko. Belieka papuošti keliais lapeliais mėtos ir galime ragauti. Šiandien tiek, na, o su manim pasimatysite šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.